Sveiki visi. Labai malonu su jumis vėl sveikintis ir šį kartą skubu jums pristatyti, jau 9 mūsų kompanijos Oriflame naują katalogą, kuriame mes vėlgi rasime tam tikrų ypatingų pasiūlymų, rasime naujienų ir tikrai turėsime kuo pasidžiaugti vasaros metu. Iš tikrųjų, šį kartą vienas iš tokių pačių įdomiausių ir naujausių dalykų tai yra ypatinga vasariška suknelė, kurią jūs randate pirmajame puslapyje, vos tik atvertę katalogą. Štai aš šiandieną taip pat ją esu pasipuošusi. Labai smagi medžiaga, iš tikrųjų labai švelnutė, ypač maloni labai karštą vasarišką dieną. Variantų kiek tik tais norite, čia jūs rasite pavaizduotą, tai gali būti ir suknelė, tai gali būti ciklameninė. Ir sijonas, aišku, galėtų būti, ko tik tais norite, tą galite išbandyti, labai tampri medžiaga. Dydžiai beje šio apdaro yra pas mus vienas paliktas, tai yra ML dydis toks per brūkšnelį ir iš tikrųjų tai tikrai tampri, maloni suknelė, kuri tikrai, aš manau, tiks ko gero vos ne kaip ir kiekvienai moteriai. Ir tikrai atkreipkite dėmesį tai, jog bet kuris mūsų klientas, pirkdamas gaminius savo šeimai arba tiesiog kažkam tai parduodamas, jeigu pas jį užstatymas susidaro, bendra užstatymo suma išeina 15 eurų kataloginiam kainom, suknelė taip pat gali įsigyti už 15 eurų, jisai sutaupo automatiškai dar tiek pat. Tai atkreipkite savo klienčių, modiščių dėmesį, nes tikrai dabar yra labai populiarus toksai variantas. Multifunkcionali suknelė, kuri gali būti įvairiai kaip rišama, nešiojama, dėvima, iš tikrųjų labai graži, ryški labai spalva. Dėl lydinimo galiu truputėlį tik tais pažymėti, jog, kaip ten bebūtų, lydinasi šitą medžiagytę daugiausiai su garų lydintuvais, su paprastu lydintuvu jau nelabai jūs ją išlyginsite, tačiau tai yra vertas dėmesio pasiūlymas vasarai. O kad mūsų vasara prasidėtų ypatingai maloniai ir kvapniai, mūsų kompanija šį kartą duoda naujuosius kvepus Volare Forever. Ir štai mes juos randame puslapyje 21. Šie kvepalai, tai yra kvapusis vanduo, Volare Forever, ypač prabangiai atrodo, tikrai pati dėžutė yra, tokia jau, aš sakau, išdirbta, atidirbta iki paskutinio atodusio, iš tikrųjų tikrai fantastiškai atrodantis ir buteliukas pats, ir dizainas, su tokia, kaip aš sakiau, tiesiog verta eiti ir pirštis, nes patikėkit manim, toks grožis retai kada pasitaikantis. Kvepalai yra patalpinti štai tokiame rožės formos, rožės pumpuro pavidale, jie yra stiklinėme, ne kažkokiam plastiklinėme, bet stiklinėme indelėje, ar ne. Dėžutė yra tikrai fantastiškai dirbta, labai gražus dizainas. Ir mes šį kvapų į vandenį, kuris yra sukurtas parfumeriu Vincento Šalerio, beje, kas prisimenate, Vincentas Šaleris taip pat sukūrė dar vieną ypatingą aromatą, kur jau tikrai visi žino labai gerai, tai yra kvapusis vanduo Mairet, sukurtas aktoriai Demi Moore. Šį kartą tai yra nevardinis aromatas, tačiau jame atsiskleidžia ir avietės, ir migdolai, ir baltosios rožės vijoklinės. Tai iš tikrųjų yra aromatas, kuris, jeigu kažkam nepatiko Volare mūsų klasikinis, tas toks rausvai morkinis aromatas, su bulgariškomis rožėmis, su baltosiamis rožėmis šitas kvapas yra daug švelnesnis ir netoks stipriai saldus. Dėl to aš manau, kad daugumai mėgstančių šiek tiek vos tokį stiprų, bet gaivesnį, truputėlį gaivesnį, pabrėžiu truputėlį, jis nėra tikrai šaltas kvapas, tai jums patiks Volare Forever. Tai tikrai toks aromatas klasika, tačiau pagerinta dar truputėlį kita linkme, baltųjų rožių linkme. Taigi, šį kartą kataloge jiems tikrai labai gerai yra nuolaida, 15 eurų perkant vietoj 22 eurų. Tai tikrai pasižiūrėsite. Ir kadangi aš jau spėjau parodyti, jog Mairet šį kartą irgi mums kažkur čia figūruos, tai iš karto galiu atversti puslapį. Štai čia mes randame Mairet kvapų į vandenį, jisai irgi dabar šiuo metu su akcija bus. Vietoj 40 eurų, mūsų kaina bus 28, tai yra perkant iš katalogo bus 28 eurai. Priminsiu, jog Mairet, to paties Vincento Šalerio parfumerio darbas, jis yra su spanguolėmis, su iš tikrųjų raudonuoju jazminu, kuris tikrai labai prabangus ingredientas ir pats aromatas saldus, gaivus, visoks koks tik tais norite, tikrai labai maloniai laikosi ant odos ir lyginant su Volare Forever, tai yra tikrai, sakyčiau, tikrai toks aromatas, kuris
pas mus yra išperkamas, vienas iš tokių pagrindinių. Pirmajame trejetuke stovi visada Mairet kvepalai. Toms, kurios mėgsta labai saldaininius aromatus, vanilės kvapą, švelnius, minkštus, joms tikrai vienas aromatas labai patiks. Jis dabar vėlgi su akcija paleistas. Love Potion Secrets. Love Potion Secrets tai yra tas mūsų klasikinio Love Potion raudonojo vienas iš variantų ir šį kartą mes čionais turime baltas braškės, baltas gėlės, baltą šokoladą, viskas yra balta pro rausumo gaidą. Tai kam patinka vanilė, jums šitas kvapas tikrai labai patiks. Tai yra vieno iš gana žymių, garsių aromatų, labai geras atitikmuo pagal savo kvapą patį, ar ne? Ir dabar 15 eurų vietoj 26. Kaina padaryta labai gera, nuimta netgi 11 eurų nuolaida. Tai tikrai verta pasižiūrėti, tuo labiau, kad tai yra kvapusis vanduo, nepaprastas, netualetinis vanduo. Na ir aišku, tas dar vienas kvapas, kurį mes tikrai visada randame pirmajame trejetuke mūsų klientų užsakymuose, mūsų konsultantų dėžėse, tai yra kas? Tai yra, mūsų nuostabusis, jau kelis metus mus žavintis be perstojo Paradise aromatas. Paradise jau nebe Vincento Šalerio, Fabrice Pellegrino darbas. Ir Paradise aromate mes susidurime taip pat su rožėmis, taip pat su jazminais, bet jau baltaisiais, ir Paradise turi dar rožinių pipirų gaidą. Tai Paradise kvapas šį kartą vietoj 33 eurų yra 25 pardavimo kaina ir dar nemokamai mums dovanoja dovanų dezodorantą. Tai tikrai yra labai geras pasiūlymas ir tikrai vertas dėmesio, nes Paradise atspindi tą gyvenimo stilių. Gyvenk gražiai, gyvenk su meile, gyvenk su prabanga, gyvenk taip, kaip nori tu to daryti, ar ne? Tai iš tikrųjų tai, ką mes mėgstame, visada mums atneša daug džiaugsmo, o tokie kvepalai, kurie, visą tai tonizuoja ir pritraukia, vienas iš jų yra mūsų Paradise klasika. Taigi, jeigu pasižiūrėtume dar iš vyriško aromatų, ką mes turime vyrams, mes turime taip pat daug ką pasiūlyti. Vienas iš tokių labai mėgiamų yra S8 naktinis variantas, S8 Night. Ir šį kartą mes turime vietoj 22 eurų 15 eurų pardavimas, taip pat labai gaivus bus Flamboyantas Prive. Visada prisiminkite pagrindinę taisyklę, kurią aš visą laiką pakartoju, ar ne? Tarkime, jeigu aromatas yra mėlynas, tai baltas bus jie gaivus, ar ne? Baltas, žalis, mėlynas, gaivus. Jeigu bus juodas, tamsus kažkoks tai buteliukas tamsiai rudas, visada tai bus truputėlį prie saldesnio, tokio medienos, galbūt smilkalų aromatų turės savyje. Jau oro ar ten vandens gaidų jame nelabai daug rasite. Tai jeigu jūs kartais būna taip, kad, žinote, tenka nupirkti dovanų kažkamtis ir tai gali įsivaizduoti, kad tam žmogui patinka arba stiprus aromatai, arba labai lengvi gaivūs aromatai. Tai tokiu atveju, ką reikia padaryti, reikia pasižiūrėti buteliuko spalvą. Na ir jums daugmaž plius minus bus jau iš karto tokia kaip mini sufleris, ar ne, ką tai galima padaryti ir su kuo. Kągi, apie aromatus pakalbėjome. Laikas, ko gero, būtų aptarti dar vieną labai gerą liniją. Tai jeigu jau turime tokį prabangų dalyką kaip kvepalai, reikėtų vis dėlto pasirūpinti dar prabangesnio. O apie dar prabangesnį, apie ką mes galime kalbėti? Mes galime kalbėti tik tais apie veido odą. Apie veido odą šį kartą turime nuolaidų ir vyrų linijoms, ir naujienų taip pat. Ir taip pat turime naujienų moterims. Tai pasižiūrėkime, kas yra svarbiausio, aktualiausio ir kągi, vyrai mūsų gauna šį kartą naujai. Puslapyje 47 mes randame atsinaujinusią liniją North for Men ir šį kartą Sensitive kolekcija atsiranda štai kas. Atsiranda skutimosi putos ir atsiranda balzamas po skutimosi. Tai atkreipkite dėmesį į visą tai, kad dabar tikrai mūsų klientai bus patenkinti, nes yra jautriai odai priemonės, kurios jau šį kartą yra atnaujintos. Ir iš tikrųjų netemps odos besiskutant, jinai bus minkšta, švelni, labai švelniai gražiai nusiskus, kadangi yra tame visame produkte mūsų arktiniai ežiuoliai ir iš tikrųjų tas jau vadinamasis Sibiro ženšenis. Tai tikrai šitie visi dalykai labai gelbsti dėl odos švarumo, dėl odos skaistumo, lygumo. Ir taip pat dar įdėta papildomai į šią kolekciją yra aliošiaus. Aliošius, žinomas dėl savo raminamųjų savybių, dėl drėkinimo odos ir iš tikrųjų apsaugos dėl nuo sausumo ir tokio, tokio nemalonaus, o dirgaus tempimo, kai dirglinama yra oda, jinai tokia jaučiasi labai diskomfortabiliai. Tai šitoj vietoj dar aliošius padės truputėlį ir žaizdelės visokios užtraukti. Na, o
Kas tinka visiems, tai mes apie visus galime taip pat labai trumpai apžvelgti. Tai yra vienas dalykas, kuris tikrai tinka visiems nuo nulinio amžiaus, taip sakant, nuo 1 kokių ten metukų iki 100 metų. Tikrai tiks. Tai yra kas? Tai yra Tendeke. Tendeke balzamas šį kartą labai gera akcija, vietoj 5,5 euro, klasikinis, bekvapis, nedirdinantis absoliučiai nieko. Dabar yra 2 eurai, na, galime sakyti, 20 centų, tarkim, ar ne. Tai tie visi klientai tiesioginiai, kurie pas mus užsisako gaminius, tiesiog internetu jie gauna dar mažesnės kainas, dar minus 18% jums ateina. Prisiminkite tai, atkreipkite į tai dėmesį ir šitas balzamas jis yra su natūraliu tikrų bičių pikiu. Ką daro tai? Tai atlieka gydymą odos pažeistos, šerpetojančios, išsausėjusios. Jeigu yra, kartais žinot, būna atsiranda ant veido odos, na tokių tarsi kaip išsausėjusių zonų, nu ir nesuprasti, tepi kremą ir ten vis tiek niekas nesitvarko, nu kas ten gali būti. Tai tuo Tendeke mūsų balzamiku, jeigu patepate su natūraliu bičių pikiu, tas išsausėjimas per porą dienų jisai išnyksta. Jeigu, tarkim, būna išsausėjimai štai čia, ypač labai dažnai besidėdžiant orams sudirksta oda, ar ne, ir ima tarsi čia trūkinėtis, keldėti ant rankų, ant pirštų. Nuo žemės darbų, jeigu dažniau pasiknisate sode ir iš tikrųjų, na tai vėlgi, tai tas toks žemė, tai yra sudaryta iš mažyčių kažkokių tais mikroakmenėlių, ar ne, tai veikia kaip pylingas, jisai vėlgi tarsi nubrūžina tą mūsų odą. Ir reikalinga ypatinga priežiūra, ypač užkulniams, ar ne, vėlgi kulnų zonoje, taip pat mes su tuo susidarėm tokiais išsausėjimais negražiais. Jeigu negaila, tepkite ir kulnėms. Aš manau, už tokią kainą tikrai nebus gaila ir jūs galėsite drąsiai jau panaudoti visur, kur tik tais reikia. Ir taip pat ir rankoms, ir, sakau, išsausėjimams, ir lūpoms, ir ko tik tai žmonės nedaro. Jeigu nusipilkina, pavyzdžiui, su karštu vandeniu, taip pat galima patepti šitą Tendeke balzamiuką, jisai labai gražiai, tvarkingai sutvarkys odą, kad nieko blogo neatsitiktų. Primenu, tai yra bekvapis, tinka visiems absoliučiai, net ir lėliukams, mažiukams ir vaikams galima taip pat duoti, tai pasibandyti. Kaip jau minėjau, yra keletas tokių ypatingų naujienų. Ir viena iš tų naujienų yra mūsų laukia pačioj pradžioje katalogo, pačiam pirmam puslapyje. Tai yra štai tokie gaminiai, tai yra speciali veido odos priežiūros kolekcija mini mažulytė, nešiojimuisi kažkur tais, tarkim, jeigu mes vykstame į svečius savaitgaliu ar dar kažkur tais, arba tiesiog, jeigu norime pasilepinti, o galbūt kažkam padaryti mažą malonę staigmeną, tai yra štai toks rinkinukas, kuriame yra viskas sudėta, be proto gražiai atrodantis toks rinkinėlis, labai graži dėželė, viskas kompaktiškai sudėti, tai yra 2 kaukės ir 1 veido šveitiklis. Tikrai super graži, maža dovanėlė, patyšėlė ar dar kažkas, kas tai galėtų būti. Tikrai neapsiriksite, kai pamato žmonės, kaip simpatiškai tai yra supakuota, iš karto sako, kaip gerai, man čia reikės kai kur nueiti, čia kažkam mažas toks gimtadienis, įsijaučius kaip ir neinu, bet pasveikinti žmogui vis tiek reikia, tai vadinasi reikia kažką padaryti. Tai tokiu atveju jūs automatiškai jau turite tą mažytę, gražią, simpatišką dovanėlę, tuo pačiu bus nuo kompanijos Oriflame prisiminimas ir tikrai labai patiks odai. Tai yra kauklės su mėlynėmis, yra su šitų visų arbūzų ir taip pat yra su aprikosais, švelnus šveitiklis odai. Na, tai tikrai tie dalykai labai greitai sueina, ar ne? Na ir taip pat mes turime dar vieną ypatingą gaminį, tai tikrai labai rekomenduoju šį jums įsigyti, nes maništis nuo praeitų metų jau baigėsi į pabaigą ir aš galvoju, ką dabar reikės daryti, o ką dabar reikės naudoti vietoj jo. Ir žiūriu, kad tavo atsirado jas, tikrai labai apsidžiaugiu. Na ir tai yra 85 puslapyje, štai toks gaminys, tai yra kremas veidui nuo Edge linijos. Anksčiau mes turime iš Ecologen kolekcijos tokį gaminuką su 30 SPF apsauga veidui. Vasarai idealu, tai yra 30 ml, jums labai patogu pasimti į keliones, svoris nedidelis, indukas nelabai didelis, o nauda yra labai didelė, nes jūsų oda saugos bet kur. Jūs einat, pavyzdžiui, į pliažą, na tikrai ten nenorite prisitepti krūvos kremų, norite tiesiog paimti vieną, kad jisai būtų ir man ta odos pamaitinimas, priežiūra, tokia klasikinė, kurią jau aš mėgstu ar neturėti, tarkim, iš Edge linijos, aš kažką tai naudoju gaminių. Ir norėtųsi nuo tos saulės apsisaugoti pliaže besėdint. Tai tokiu atveju jūs labai gražiai susitvarkote viską būtent su šitu kremu. Tai yra idealus variantas, tikrai labai rekomenduoju. Tiesiog patepate, apsauga nuo saulės yra ypatingai geras dalykas, kadangi mes, prisiminkite, jog įdegame netgi per 50 cm vandens, būdami po vandeniu, tarkime. Ir mes taip pat įdegame net ir šešėlyje. Tai, na,
apsaugą nuo saulės, kaip ten bebūtų, bent jau veidui reikėtų turėti, nes ant veido labai gražiai išryškėja paskui šlakai, dėmės, pigmentiniais ir panašus dalykai, kurių labai sunku vėliau atsikratyti. Ir moteris paskui labai ilgai vargsta, kol jūs nusišviesina, nusibalinate savo veido odą tokią, kokia jinai buvo, jau aišku niekad nebebūna, bet bent jau šiek tiek šviesesnės visada moteris trokšta ir nori. Tai šitas dalykas tikrai yra su hialuronų rūgštimi, su augalų kamienėm ląstelėm, kaip ir visa mūsų NoH linija, ir tikrai jums be proto geras bus pagalbininkas, nes tarkim, jeigu jūs naudojate štai šią liniją NoH, dabar be klientų pageidavimo atsirado papildomi gaminiai, tiksliau sakant, tai yra kaip papildymas prie jūsų besibaigiančių komplektų. Jeigu jūs naudojate dėžutėse, dėžę nusipirkote ir, pavyzdžiui, jums į pabaigą yra serumas, o dar veido kremai dar naudojami, tai jūs galite papildomai nusipirkti atskirai veido serumą, ar ne? Jam dabar šiokia tokia nuolaida yra padaryta, 6 eurai nuimti, o veido kremui yra padaryta didesnė nuolaida, yra nuimta 7 eurai. Tai praktiškai jūs pasižiūrėkite, galite jau dasipildyti. Primenu, jog šitos visos kolekcijos labai stipriai veikia. NoH Ultimate Lift linija nuima 20 metų nuo mūsų veido odos amžiaus. Tiesiog padeda mūsų odos ląstelėms dirbti taip, kaip jos dirbdavo kažkada, kai mes buvom 20 metų jaunesni. Tai tinka ir vyrams, ir moteriams. Yra su klinikiniais tyrimais, yra su patentuota technologija, augalinės kamieninės ląstelės yra sudėtis. Visi pliusai, visi bonusai jums. Tik tai naudokite taisyklingai ir sulauksite tikrai pačių geriausių rezultatų. O jeigu jūs norite dar kitą dalyką turėti, tai yra vėlgi ir apsauga nuo saulės, ir yra kremas veidui nuo pigmentinių dėmių, ir plus dar turi atspalvį. Nepamiršti, jog yra šiame kataloge su nuolaida. Štai šitas dalykas. Tai yra ypatinga priemonė su dilgėlių ekstraktu. Ir šitas variantas tai yra pigmentaciją mažinantys kremai, CC kremas nuo pigmentacijos, vadinasi, jisai suteiks jums balins veidą, apsaugos nuo saulės, yra SPF 20 faktorius, yra įdėtas vasarai idealus variantas ir taip pat dar papildomai duos atspalvį. Palydins visą veido odą, ar ne, jos spalvą. Tai atkreipkite į tai dėmesį, kad dabar yra light ir medium. Dar patarimą nusavęs duosiu, jeigu nesat labai tamsios, neimkite medium, imkite šviesų atspalvį, tą šviesesnį, nes tikrai tada jums gražiai labai ant odos atrodys. O žinot, pasitamsinti mes galime su kitom priemonėm. O, su kokiam priemonėm mes galime patamsinti savo veido odą. Kaip jums atrodo? Mes, aišku, visada patamsinti savo veido odą galime staigiai su bronziniais perlais, kurie dabar yra už pusę kainos. Ir mes šį kartą jau pereiname būtent į dekoratyvę liniją. Giordani Gold kolekcijai labai daug gaminių už pusę kainos. Atkreipkite dėmesį, bronziniai perlai. Tik tais 9 eurai vietoj 18, mūsų kaina dar mažiau, o jų jūs turėsite ir naudosite, aš nežinau, tiek ten laiko bus, bet jūs tikrai juos naudosite labai ilgai. Aš pati tai nežinau, metai 2 gal jau kaip tos pačius naudoju ir niekaip nesugebu išbaigti, nors iš tikrųjų atrodo jau ir nėra taip, kad jau visai tu ten jų nieko nedarytum su jais. Tai taip pat labai, jeigu karšta yra diena ir jūs norite, kad makiažas išliktų gražiai, naudokite štai šį dalyką, kuris yra, štai čia parodės, tai yra makiažo gruntas. Kaip dėti makiažo gruntą? Pirmiausiai tepate dieninį kremą, tada ant viršaus makiažo gruntą ir tada dedat makiažo pagrindą, kuris dabar vėlgi už pusę kainos. Mūsų mineralinis nuostabusis dar plus papildomai su natūralia apsauga nuo ultravioletinių spindulių mineralais, ar ne? Ir už pusę kainos dabar eina. 7,45 yra katalogų kaina pardavimas. Tai tiesiog, ką padaro makiažo gruntas? Gruntas jisai duoda jums veidui, tokį tarsi pasausinimą truputėlį, tokį tvirtesnį išlaikymą viso makiažo. Nes jeigu yra karšta diena ir jūs išeisite į balių, pasidariusios makiažą gražų, nenustebkite, kad po kelių valandų jums viskas ims tarsi tekėti nuo veido odos, nes natūralu, karšta, prakaituojama, išsisleria riebaliuką ir viskas čiuožia žemyn. Jeigu jūs naudojate makiažo gruntą, štai tokį dalyką, kuris dabar už pusę kainos, jūs to išvengėte, dedate ant viršaus, nepamiršite dar birios pudros, aišku, prie skaistalų, prie bronzinių perlų pasimti ir jūs tikrai turėsite labai gerą efektą, labai gerą rezultatą, tikrai fantastinį. Tai rekomenduoju, reklamuoju vasarą, karštos dienos ateina pas mus vėlgi ir, jūs be tokių dalykų tiesiog neišsiversite. Dar kas yra svarbu, kad būtų patikimas, geras tušas, kurį jau tikrai yra daugelis moterų pamėgę, įsimylėję ir be jo net neįsivaizduoja savo blakstienų gražiausių pasaulyje. Tai yra štai šitas dalykas, tai yra Wonder Lash, šitas mūsų nuostabusis tušas.
blakstienoms ir tušas dabar už pusę kainos, na kodį dar norėti moteriai, besirenkant savo gaminius. Tikrai pasižiūrėkite, tai yra superinis dalykas, dabar 4,45 pardavimo kaina, na geriau tikrai nebūna. Prie tos pačios akių gražios išvaizdos, ar ne, prisideda dar kas, prisideda mūsų, nuostabus ir štai šitas fantastiškasis pravedimas. Jūs galite katės akis pasidaryti, galite tiesiog, tokius retro pravedimus, kaip kam patinka, kaip kam mėgsta, ar ne, kaip kas. Tai dabar šitam dalykui yra 30% nuolaida. Spalvos yra 4, mėlyna, pilka, ruda, šokoladas ir juoda. Juodą spalvą naudojate vakare arba tada, kada jums reikia, jau labai ypatingai gerai atrodyti ten, tarkim, ryškiai, stipriai, pavyzdžiui, nuotraukos ar dar kažkas tai panašaus vyksta. Dienos metu naudojate tuos spalvotus, nes dienos metu juodas spalva jinai truputėlį per daug duoda tokio, žinote, stipraus ryškaus įvaizdžio, kurio iš tikrųjų dienos metu pas mus Lietuvoje kaip ir nelabai reikalinga, ar ne? Tai šitą dalyką ir dar taip pat nepamirškite, beje, jisai piešiasi fantastiškai gerai, jo labai yra plunksna graži, plunksneliai plonytė yra ir jūs tiesiog ją kaip pabrėžite per 2 sekundės jis nudžiūsta visiškai ir jūs tiesiog jau toj vietoje nenusibrauksite taip savo paėmusius. Kada jūs jau nusprendžiat nusivalyti tą makiažą, tada taip jau visai kitas bus įspūdis. Tačiau jeigu šitas variantas, tai jūs nubraukdamas nieko ten bloginsite to savo makiažo. Aišku, nepamirškite dar vienos priemonės iš dekoratyvios linijos, jinai dabar su nuolaida ir man tikrai labai patinka. Tai yra 71 puslapyje mes randame štai šitą dalyką. Tai yra antakių ryškinamo želytė. Kaip naudoti? Labai paprastai ir 30% nuolaida dabar padaryta ir įdėtas provitaminas B5, kuris dar skatina blakstienų augimą. Štai toksai kaip mini tušiukas, ar ne? Tas mini tušiukas, jisai ką daro? Jisai paimate tiesiog ir brautlite per savo antakį ir pasiryština patys plaukeliai. Tai tie plaukeliai su tuo pasiryšinimu labai gražiai viską sutvarko, užbaigia tą mūsų bendrą vaizdą makiažo, kurį mes darėme štai taip ilgai, ar ne? Ir tą dėjom ir aną dėjom ir nuo karščio saugomis ir visą kitą darėme. Bet yra labai svarbus dalykas tas, kad jeigu jūs neturite arba labai reti plaukeliai, imkite geriau antaklių šešėlius. Šita priemonė antaklių želytė yra skirta toms, kurios turi antaklius ir yra juos susitvarkiusius. Nes jeigu jūs taip paimsit, pabrauksit, o ten, žinot, neišpešiot nesutvarkytą formą antaklių, tai gausit taip, kad vaikščiusi su toliais vatojais antakliais ir grožių tikrai nebus. Tai jau geriau susitvarkykite ir tada naudokite. Arba naudokite antaklių šešėlius, jeigu, dar ten kažkur tais yra tokių visokių kliuvinių. Dabar, ką mes turime dėl kūno priežiūros gaminių, tai be abejo, negalime pamiršti ir tiesiog privalome prisiminti, kad vasaros metu mes turime pasaugoti savo veido ir kūno odą būtinai, nes jeigu mes to nedarysime, mes iš karto susidurime su dideliam problemom labai. Tai yra būtent, jeigu mes jau taip tiesiai šviesiai sakom, tai mūsų oda įmama iššauti prieš per didelį saulės perteklių ir ką mes tada turime? Mes tada turime didelės problemas dėl odos. Kad to neatsitiktų yra, štai matote, tokie nuostabūs produktai nuo saulės ultravioletinių spindulių. Mūsų saulės kremai apsaugo nuo UVA ir nuo UVB spindulių. UVC spinduliai, primenu, tai yra nepavojingi, jie tiesiog, tai yra paprastas toks dalykas, duodantis gražų įdėtį, ar ne? UVB spinduliai jau jie, suprantate, duoda ne tik įdėtį, jie eina į gilesnius odos sluoksnius, o UVA, jeigu mes jau apie tokius kalbame, UVA yra filtras pats svarbiausias, jisai apsaugo nuo ultravioletinių A grupės spindulių ir tie spinduliai, UVA spinduliai, jie gali sukelti odos vėžį, ką labai sėkmingai daro visiems tiems žmonėms, kurie išeikvoja savo odos, taip sakant, galimybės. Ir pernelyg daug be apsaugos jokios būna atvirame ore ant saulės. Tai, kad nesirgtume, naudokime protingai tą gėrį, kurį gauname iš vasaros, kartu su mūsų apsauginiais saulės kremais. Dabar jiems yra nuolaidos, atsirinkite, pasižiūrėkite, kas, kaip, kur, ką, kam reikalinga. Taip pat po įtėlių jūs, aišku, galite drąsiai naudoti ir aliejuką,
kūnui patepti, tik tais nenaudokite iš serijos su pienu ir medumi, nes pienas, medus, jie truputėlį tokį dirginimą gali duoti, odai gali labai nepatikti tas variantas, bet visas kitus kremus, drėkinančius, ypač masažinius, jūs galite drąsiai naudoti. Tai dabar už pusę kainos yra kūno ir plaukų aliejus, tas, kurį labai visi išperka, o dabar kaip už pusę kainos aš bijau, kad sandėly vėl jo nebeliks. Idealus variantas tai yra su imbieru, yra su jūriniais mineralais, na tikrai tokia priemonė, kur tikrai labai ir skaniai kvepia, migdolų aliejus ten yra įdėtas. Na ir aišku, nepamirškite, kas norite ne tik maloniai parelaksuoti, bet dar naudą apturėti, yra anticeliulitinis kremas, kurį taip pat galite naudoti masažams. Tose vietose, kur jums, na, norisi to jau truputėlį stingrumo odos, tvirtumo, ar ne? Tai čia pasižiūrėkite būtinai. Dabar, jeigu mes kalbame apie plaukų priežiūrą, plaukams vėlgi yra praktiškai vos ne už pusę kainos labai daug produktų. Ir aš jums noriu tiesiog parodyti, kad yra dabar dideli kiekiai. Hair X su imbiero aliejumi plaukų priežiūra, dažytų, purinamasis, asutomasis ir nuo pleiskam, labai geras nuo pleiskamų patariu naudot, kas turite, labai geras dažytų plaukų aš pati savo naudoju, arba šitą, arba su būtent šitų jau mūsų nuostabiuoju brangiuoju aliejumi plaukams, tai galima su organu naudoti, arba dažytiems, mano du mėgiamiausi, pavyzdžiui, pagal mane yra. Dabar 4,5-400 ml didelis butelis šampūno, tai tikrai užteks visai šeimai. Kaip jau minėjau, su organo aliejumi kolekcijoje yra šį kartą kaukė plaukų, aliejus tikras ir kondicionierius plaukams. Tai dėl kaukės galiu pasakyti taip, kad tai yra toks dalykas, po kurio plaukai ima tiesiog skraidyti, vėjelis paprašyti, lakstų. Tai žodžiu, tikrai kaukės labai fantastiškai atmaitina mūsų plaukus, tikrai labai rekomenduoju, tai yra tikrai nuostabus dalykas. Jeigu kalbėtume apie intimę priežiūrą, apie keliones mūsų, yra toksai daiktas kaip Feminel prausikliukas, kurį verta paimti keliaujant kažkur. Jūs tada galite neimti dėl vaikų ar vyrų šampūno, galite neimti tušožėliais papildomai, galite neimti veido prausiklio. Tiesiog turėkite Feminel šitą vieną prausikliuką ir jūs jį panaudosite visur ten, kur aš ką tik išvardinau. Dar kūną nuprausite be abejo. Tai yra toksai specialus dalykas su natūralia pieno rūgštimi. Atkreipkite dėmesį, dabar su akcija, taip pat dezodorantas su akcija ir yra naujai atsiradęs, pagaliau valio atsirado naujas drėkinantis balzamas būtent visam kūnui, ar ne, tas, kuris ramina sudirgusią odą, tą, kurį galima po depiliacijos naudoti labai gerai. Tas, kuris apskritai, na, jisai yra su natūralia pieno rūgštimi ir turi visokias drėkinančias, raminančias savybės. Patikrintas yra ginekologų ir dermatologų. Tai dalykas, kuris dabar yra už 3,5 euro, kremas, kurio tikrai laukia labai ilgai visos moterys. Na, o tam, kam reikia iš tikrųjų labai prisižiūrėti, tas prisimena, jog kremai yra ir veido, ir kūno, ir rankų, ir pėdų. Ir dabar mes turime taip pat geras nuolaidas. Už pusę kainos eina visi rankų kremai. Tai pasižiūrėkite, išsirinkite, kas jums yra geriausia, kas labiausiai patinka. Dideli kiekiai yra su makadamijos aliejumi. Yra po 3 eurus, 150 ml. Yra po 2,5 euro. Mažesni kiekiai, būtent ar ne paimti. Ir yra atstatomasis rankų kremas, jau gydomasis, su pliuso ženklu tas žalesis. Tai jau tas labai stipriai ima, atstato rankas. Ir yra, aišku, antibakterinė želytė rankoms. Antibakterinė želė dabar kainuoja 3,5 vietoj 5,5, bet jos labai ilgai užtenka ir jeigu, pavyzdžiui, su šeima kažkur planuojate išvykti, galų gale kažkokia tai trumpa kelionė, kad ir kokį zoologijos sodą, ten, kur, aišku, visi beaiškai nori dar ledų, saldainių, sausainių pavalgyti, ten kažkokio ir panašiai, užkasti visokių traškučių ir tokių dalykų, na, kurie būdingi pramogoms, ar ne, ir, na, ten nelabai bus kur nusiprausti tų rankų. Tai pasiimate tiesiog tokią antibakterinę želytę, įsimetate į rankinuką, jinai va tokio dydžio yra labai superinis dalykas visoms kelionėms. Nepamirškite, turėkite mintyse, kad tokius dalykus vasaros metui šeimai reikia turėti. Ir dabar visiems šiems reikalams yra labai didelis nuolaidos padarytos. Kągi, buvo malonu su jumis susitikti, atsisveikinu, linkiu nepamiršti suknelės akcijos, linkiu nepamiršti mūsų vasaros lojalumo akcijos. Na ir taip pat primenu dar tokią žinią, tiksliau sakant, paskelbiu, jog nuo šio katalogo mūsų grupėje visoje yra speciali akcija su laivu. Kokią akciją? Sekite mūsų Facebook'e, sekite mūsų internete, na ir sužinosite. Iki malonaus!